įsimintiniausias dalykas tai buvo vasara. Atsimenu, kada čia šį sezoną važiavom, mūsų buvo apie 7-8 ir mes važiavom prie ežero kempinti. Ir aš atsimenu, visi samotis pasiėmėm, ant rankenėlių užsidėjom. Tai čipakų, gėrimų, mėsų, užkandėlių, visko. Ant nugaros palapinės. Ir mes važiavom per smėlius, per miškus, per kelius, visur. Ir aš tik atsimenu tą puikią dieną, kai buvo giedra. Mes važiavom su Maikėm, prelesuojam ir mes važiavom nuo to šilto, ramiai mėgaujamės gyvenimą. Mad liberator, death operator, rock the data, amazing flavor. Yo, the way I feel. Aš manau, kad labai didelė dalis motociklininkų, tai yra 90% su manim sutiktų, kad jeigu važiuotum su antru žmogum ir tu nepatirtum žalos, bet kitas žmogus patirtų ar net praras gyvybę. Nes mano didelė labai baimė yra, kad aš kažką veždamas dėl savo klaidų ar kito klaidų galėsiu tiesiog pradanginti gyvybę. Ir žinodamas, kad aš buvau prie vairo, aš esu kaltas, tas labai mane atspirtų nuo motociklo. Nes, iš tikrųjų, tai būtų labai baugu. Man negalėčiau mėgoti naktimis. Tiesiog, realiai, tas mane labai priverstų susvarsyti, ar iš viso dar noriu motociklą turėti. Vieną dieną važinėjom kartu, leidžiam smagiai laiką. Atrodo, dar ne kartą bus proga susitikti bei turėti daug įsimintinų įvykių ir prisiminimų. Kitą dieną tu sužinai, kad tas pats žmogus, su kuriuo tik ką važinėjai, pateko į avariją. Tikėsi geriausio, aišku, kad medikams pavyks išgelbėti gyvybę ir viskas pasibaigs geriausiu scenarijum. Tačiau galų gale paaiškėja, kad jokių šansų išgyventi nebėra. Jau kitą dieną žmonės, visa motociklininkų šeima būriuojasi į koloną, važiuoja paradu, kad paminėti mirusįjį. Tai nėra lengva. Tokie įvykiai labai stipriai priverčia susimastyti, kiek daug rizikos yra važiuojant motociklu. Kad ir dėvi apsaugas ar specialius rūbus, niekada negali žinoti, kada šitos linksmybės ir laisvė gali tave pražudyti. Manau, kad tai ir yra kaina važinėjimo motociklu. Jeigu jau nori pajusti tą laisvę, turi nepamiršti, kad svarbiausia yra protas ir atsakomybė už savo bei kitų gyvybę.